Kūrybinės raiškos centro ir Šiaulių rajono savivaldybės inicijuotas projektas Misija jaunimo politikos kokybė ir vėl neša gerą žinią. Šių metų gegužės 17 dieną Naisių kaimo kultūros namuose vyks nemokama vienos dienos konferencija, kurios metu bus nagrinėjamos įvairios temos, kaip verslumas, kūrybiškumas, Europos piliečių metai, bendradarbiavimas ir tinklų kūrimas, atviras darbas su jaunimu, savanorystė ir kita. Po konferencijos galėsite pasimėgauti nemokamą ekskursiją aplink Naisius, kur galėsite aplankyti Naisių žemaitukų žirgyną, grafo Platono Zubovo dvare įkurtą Šiaulių krašto literatūros muziejų, vienintelį Lietuvoje Baltų dievų muziejų bei unikalų vienintelį inkilų muziejų po atviru dangumi. Registruokite iki 10 asmenų grupę iš jūsų organizacijos ir dalyvaukite. Registracija vyks iki gegužės 10 dienos. Projektą Misija jaunimo politikos kokybė finansuoja ES programa Veiklus jaunimas ir Šiaulių rajono savivaldybė. Prie konferencijos prisideda Naisių jaunimo klubas ir Naisių kaimo bendruomenė. Daugiau informacijos www.krc.lt